Sveiki! Šioje prezentacijoje apžvelgsime antrąją pramonės šaką, kurią pristatome programai Atstatykime Ukrainą – Ukrainos mašinų gamybos pramonę. Aptarsime pagrindinius jos segmentus, rinkos sąlygas, svarbiausias įmonės ir plėtros perspektyvas. Mašinų gamyba atlieka svarbų vaidmenį šalies pramonėje ir turi didelį potencialą atsigauti bei modernizuotis. Todėl, jei jūs bent kiek domina ši pramonės šaka, rekomenduojame skirti kelias minutes šio vaizdo įrašo peržiūrai. Manome, kad tai tikrai bus verta jūsų laiko. Gerai, pradėkime. Ukrainos mašinų ir įrangos pramonė apima keletą pagrindinių sričių. Tarp jų pramoninė įranga metalurgijai, energetikai ir kasybai, žemės ūkio technika, tokia kaip traktoriai, kombainai ir sėjamosios, statybinė ir kelių technika, pavyzdžiui, ekskavatoriai ir kranai, transporto priemonės, įskaitant automobilių, geležinkelių, orlaivių ir laivų gamybą. Be to, pramonėje veikia daug įmonių, gaminančių elektrotechnikos įrangą ir prietaisus. Tačiau karas smarkiai paveikė šį pramonės sektorių, kaip matysime kitame skaidrėje. Prieš prasidedant plataus masto karui, Ukrainos mašinų ir įrangos gamybos pramonė sudarė iki 7% visos pramonės produkcijos. Šalyje veikia daugiau nei 1,000 mašinų gamybos įmonių. Tačiau 2022 metų karas padarė didelių nuostolių. Dėl ekonominės krizės ir karo veiksmų gamybos apimtis beveik sumažėjo perpus, o apie 30% mašinų gamybos įmonių buvo sunaikinta arba užimta. Tai neigiamai veikia Ukrainos gebėjimą greitai reaguoti į infrastruktūros pažeidimų remontą visais lygmenimis. Būtent čia Ukrainai labai reikia bendradarbiauti su užsienio gamintojais ir tiekėjais, kaip matyti iš importo rodiklių, kuriuos parodysiu kitame skaidrėje. Ukraina išlieka priklausoma nuo mašinų ir įrangos importo. 2023 metais šio importo vertė viršijo 19 milijardų JAV. Tuo pačiu metu Ukrainos produktų eksportas žymiai sumažėjo, tiek dėl gamybos pajėgumų praradimo, tiek dėl to, kad gamyba buvo perorientuota karo reikmėms. Jei 2021 metais mašinų ir įrangos eksportas siekia apie 6 milijardus JAV, tai 2022 metais jis sumažėjo iki vos 3,8 milijardo JAV. Pagrindinės eksporto rinkos išlieka ES, Indija ir Kinija. Tačiau kol karas nesibaigs, sunku įsivaizduoti, kaip eksporto gamyba galėtų augti ir būtų plėtojamos naujos rinkos. Kita vertus, kai karas pasibaigs, tikrai yra galimybių eksportui bent jau pasiekti iki karinį lygį. Tuo tarpu užsienio eksportuotojams atsiveria didžiulė galimybė įsitvirtinti Ukrainos rinkoje ir galbūt užmegzti santykius su Ukrainos gamintojais dėl būsimo bendradarbiavimo ir partnerystės. Kitoje skaidrėje pateiksiu pagrindinės prekybos asociacijas. Jei norėtumėte, kad jūs supažindinčiau su kuriomis nors iš jų, praneškite man. Ukrainoje yra daug gamybos, prekybos ir pramonės asociacijų. Mašinų ir įrangos gamybos sektoriui pateikėme 4 pavyzdžius. Pirmoji atstovauja žemės ūkio ir pramonės komplekso mašinų bei įrangos gamintojams. Antroji atstovauja Ukrainos mašinų gamintojams ir darbdaviams. Taip pat yra Ukrainos lengvosios pramonės įmonių asociacija. Ir galiausiai pateikėme Ukrainos automobilių gamintojų asociaciją. Nuorodos į šias asociacijas pateiktos žemiau aprašyme. Jei jūs domina labiau specializuoti pramonės sektoriai, tiesiog susisiekite su mumis ir mes galime suorganizuoti atitinkamas pažintis. Kitoje skaidrėje pateikėme keletą pagrindinių Ukrainos įmonių, veikiančių šiuose sektoriuose. Tarp pirmaujančių Ukrainos mašinų gamybos įmonių yra Novokramatorsko mašinų gamybos gamykla, kuri specializuojasi sunkioje įrangoje, Motosich orlaivių variklių gamintoja, Antonov transporto orlaivių gamintoja ir Turboaton, gaminanti turbinas energetikos sektoriui. Kiti svarbus rinkos dalyviai yra Kriukivo vagonų gamykla, Zaporižės automobilių gamykla ir Charkivo traktorių gamykla. Dar kartą, jei norėtumėte susipažinti su kuriomis nors iš šių įmonių, praneškite man. Dabar norėčiau tarti keletą žodžių apie vyriausybės paramą ir investicijas šiame sektoriuje. Ukrainos vyriausybė remia mašinų gamybos pramonę per įvairias programas. Lokalizacijos įstatymas numato laipsnišką vietinių komponentų dalies didinimą viešuosiuose pirkimuose, kas turėtų paskatinti vietinę gamybą. Tačiau tam yra nustatyti apribojimai. Ukraina vis labiau derina savo įstatymus su ES teisės aktais. ES teisė riboja, kiek nacionalinės vyriausybės gali teikti pirmenybę vietiniai gamybai viešojo sektoriaus konkursuose.
Programa pagaminta Ukrainoje skirta gamintojų rėmimui, pritraukiant daugiau nei 1 milijardą $, subsidijų ir grantų. Valstybė taip pat skatina pramoninių parkų plėtrą, įmonių perkėlimą ir užsienio investuotojų pritraukimą. Gamintojams yra prieinamos įvairios dotacijos ir lengvatinės paskolos. Taigi, kaip matote, šiai pramoniai yra tiek perspektyvų, tiek iššūkių. Kitoje skaidrėje trumpai apibendrinsiu juos. Mašinų gamybos pramonės atstatymas ir modernizavimas yra viena iš pagrindinių Ukrainos ekonomikos plėtros krypčių. Šalies atstatymas sukuria paklausą mašinoms ir įrangai, o tai atveria naujas galimybės tiek vietinėms, tiek tarptautinėms įmonėms. Eksporto plėtra skatinama integruojantis į Europos tiekimo grandines. Tuo pačiu metu kyla ir iššūkių, įskaitant finansavimo trūkumą, būtinybę modernizuoti įmonės ir prisitaikyti prie tarptautinių standartų. Ir kaip ir visose Ukrainos ekonomikos sektoriuose, čia jaučiamas didelis darbo jėgos trūkumas. Tačiau taikant tinkamą strateginį požiūrį ir siūlant reikšmingas rinkos galimybės užsienio eksportuotojams, Ukraina gali tapti konkurencingų žaidėjų pasaulinėje mašinų ir įrangos rinkoje. Taigi, tai buvo trumpa Ukrainos mašinų ir įrangos pramonės apžvalga. Man belieka tik rekomenduoti jums užbaigti šią 3 pramonės šakų apžvalgą, peržiūrint kitą vaizdo įrašą Ukrainos energetikos pramonė. Taip pat norėčiau padėkoti, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą Ukrainos mašinų ir įrangos pramonė. Jei turite kokių nors klausimų, mano kontaktiniai duomenys pateikti šiame skaidrėje ir aprašyme žemiau. Galiausiai, jei ši informacija jums buvo naudinga, labai padėtumėte mums, jei paspaustumėte patinka mygtuką ir užsiprenumeruotumėte mūsų kanalą, kad gautumėte naujausią informaciją. Taip pat pasidalykite šiuo vaizdo įrašu ir grojaraščiu su savo kolegomis bei verslo partneriais. Būčiau labai dėkingas už tai. Svarbiausia, prisiminkite, kad ECC Ukraina ir mūsų partneriai yra čia tam, kad jums padėtų. Mano vardas Oleksijus Kožanovas. Kartu galime sukurti geresnę ateitį. Laukiu jūsų žinių.